Kur mes laivukai vykstam? Į Pastonkų. Stonkų sodybą. Bandysim tai, ko nesam bandę. Mums prireiks dalykų. Reiks šitų dalykų. Galbūt Ir šitų dviejų nuostabių damų. parašyti. Va, nuostabus kelias, važiuojam kavytės, degalinę. Mūsų neremės ar kokiai. Klausmylė. Ir tuoj būsim Salantuose, kai nusileisim. Tai gražiai, gražiai. Karvytės kokios fainos. Žiūrėk, kalniukas. Kalniukas, fainas. Galėsim rytoj grįžtant užsukti. Mes radom parduotuvytę. Jo. Va, pas Sigitą. Olja. Įsivedėm numerį Sigitos, nes planuojam tikrai dar užsukti. Stonkų sodyba, žodžiu. Sodyba ir žiūrėsim. Man atrodo, kad čia naujametiniai bairiai tęsiasi. Kur prūdas? Laikinai uždaryta. Ir čia dėja yra laikinai uždaryta ir, kaip sakyt, mes šiek tiek atsikvėpiam, nes važiuojam pasi originalų Stonkų. Juk išlydė. Visa! Ačiū! Bet tokia faina žmonės. Giminės tokia, ne? Bet visi, ar tu pastebėjai, kad Lietuva mūsų didelė giminė? Aš pastebėjau, man atrodo, kad mes kaip broliai ir seserys tikrai. Aš norėčiau su tavim pakeliauti plačiau. Nu jo, į kokią Ispaniją. Man atrodo, čia mūsų kelionių pradžia. Kaip ta kelionių paketą. Kaip ta žodis? Jėzu, greitukė. Mes greitesni už greitukę. Man biški patinka spustelt, atsiprašau, neviršiju. Nieko tokio prisiplojau. Labai greit įsibėgėjai. Nu, nes mes turim pusvalanduką. Ir mes esam gan toli nuo savo tikslo, nuo platelių ir nuo irklentės mūsų laukia naujų išbandymų. Viskas. Tu išdavai ką tik pastatą. Nu, iškirpsim. Gerai. Čia nemango. Oi, ir nelabai matosi tie bokštai, bet labai graži Salantų bažnyčia. Iš vis man Salantų miestelis yra labai gražus. Ar tu esi ragavus Salantų baltos duonos? Aš esu. Tokia pynė. Balta. Balta tokia balta. Ateiti, jinai turi ateiti visų pirma per skrandą. Taip, čia mūsų gausa, kaip iš gausybės yra. Oi, laišką, nu tik iškišėko čia. Laišką gavom kažkokį. Nu, gerai, išpakuok. Noivukai tempiamės, ne savo amuniciją. Kažkas bus. Viskas jau esi kadre. Kur ta dvasinė ramybė. O irgi čia su debesėliais kaip gražiai. Svarbu jau į krantą, jeigu žmogus moka parplaukti, jau yra neblogai. Ir išlipt. Lipam. Panašu, kad ji dar nori su manim pabūti. Va, prasideda. Aiva išėjo ieškoti šakelio, bet kaip matau, neranda. Ateina. My God. Koks oras. Mes esam va Geivoje. Kinematografija Jolita Seniūnaitė. Susipažinti galim pasidaryti.
Super. Net suveikia kūno atmintis dabar. Negerai pasidarė. Ką? Užpykina. Kažiko. Demonai. Valosi. Aš šiek tiek pagalvojau apie praeitį, išpuolė žemos vibracijos ir iš karto skrandis. Tu pats susuk, va. Yra šventa vieta. Iš karto. Iškart išsivalys. Nieko nereikia. Šiaip žinau, kad čia reikia šviesos ir tada persis. Taip, taip. Einam mes vis tave į prabangę vietą, va, žiūrėk, pakalnutė mūsų Salantų laukia. Žalesis pastatas nuostabus. Einam, ką valgysi? Šunkulius. Jo, bet kažką. Gera. Saldi. Va, tave žiūrėk, net apšvietė, kai tu atsigėrė tas geriau. Čia žemutinės, nebe tokios vibracijos, jau dabar iš karto geresnis vibracijos. Galvoju, paslogų. Jaučiuos, kaip man būtų kažkas šunkulius išpiriešę ir padėjo ant stalo. Mažiukai. O pala, mes įrengėme. Skanaus. Ačiū labai. Ir viduje žmonių yra. Pakalnutė. Ir dviračius turim. Ko tik neturim. Panaudojam dviračius tikrai, bet svarbu, kad jie tilpo. Pabrėžti, kad įtalpinam dviračius, vienas be išsileidusią padangą, bombos neturim, bet mums kaip saugumo garantas kažkoks buvo. Iš tikrųjų degalinė galima pasakyti. Dabar sugalvojam. Nenori bandelės, kažkaip šitą labai mėgstu. Keli šitukai. Labai skaniai. Paskambink man į tą būklę. Pasukite kairėn. Gėlė. Čia yra dekoratyvinė pupa. A ne? Aš galvoju piktžolę. Jo, tu turi vidų jį. Gavo gėlę. Ir pasipiktino, nes pasirodo dekoratyvinė pupa. Tai yra visų pirma. Va. Žemas vibracijas, ne, taip išmetė. O dabar žiūrėk, kokie grįžo. Va. Pakilėti. Nu, kaip pasikeitei? Iš karto. Ta prasme, buvo pas mane 99% laisvos nepriklausomos moters, o dabar 100%. Jo, ir virš tavęs netgi saulė, žinok, pamatysi, kaip gražiai. Vos tvora beliko, bet nieko. Svarbu tu. Bus tų tvorų. Nu kam jie morė? Iki. Nusišypso lūpų kampučių, pamoja ranka. Kaip keista kartais būt manim, kol fone skamba daina. Aš noriu rėt, noriu tave pagerėt. Tau su manim niekada nenuobodu, niekada nenuobodu. Kai tu sėdi ant mano kėdės.